Tankiausiai apgyvendintos pietinės Klaipėdos miesto dalies rajonai, dažnai vadinami miegamaisiais rajonais. Tačiau rugpjūčio 23 dieną, 19 val. Vyksantis nemokamas koncertas prižadins iš miego net kiečiausiai užsnūdusius. Tarp Laukininkų ir Varpų gatvių, įkurtame Sąjūdžio parke, koncertuos žinoma Lietuvos muzikos atlikėja Džijan. Noriu savim patikėti, kad vieną dieną galėsiu mylėti mėgame. Ne viskas, kas svarbu miestui, privalo vykti centrinėje jo dalyje. Juolab ir proga svarbi, ne tik miestui, bet ir visom 3 Baltijos valstybėm. Baltijos kelyje, kur 1989 m. rugpjūčio 23 d. apie 2 milijonai žmonių susikibo rankomis 600 km ilgio grandinėje per Baltijos šalis, yra puikia proga prisiminti žmonių vieningumą siekiant bendro tikslo – laisvės. Tad šis koncertas skirtas būtent šiai datai atminti ir vieningai susirinkti išpuoselėtam Sąjūdžio parke. O mes, naudodamiesi tą progą, siūlome pasižvalgyti, kaip atrodo šis pietinės uostamiesčio dalies kampelis iš paukščio skrydžio. Ir žinoma, laukiame jūsų patiktukų, komentarų ir neprenumeravusių šio kanalo. Prašome tai padaryti. Mums tai labai svarbu.